tupiu namuos. Taip įsilijo vėjas, uraganai. Šiandien, man atrodo, yra 7 gegužės. Ne, 8, meluojam, 8. Dienos man susimaišė jau. Tai vėjai, uraganai atšalo tik 8 kokie šilumos. Man atėjo kaip tik vaistai. Reikia įti vaistinę pasimti. Nežinau, kaip aš ten pakliūsiu toj vaistiniai. Kaip tik užsisakiau eleuterekoką, kur man rekomendavot pagerti nuo žemo spaudimo. Pabandysiu ir, išskaičiau aš internete, tai manau, turėtų suveikti. Ten sakė, pasiturbinsi net, kaip lakstysi. Užsisakiau, kaip tik atkeliavo. Internetu pigiau buvo užsisakyti. Taip jis kainuoja, mačiau vaistinėse, beveik 14 €, o internetu su kortele, aš gintariniai vaistinė užsisakiau, beveik 9 € tik tais. Tai va, reikia pasimti, bet taip lyja, taip nesinori moklinti. Paskui, ką dar pasakysiu, eisiu į masažą. Gavau seniai jau, praeitam gimtadieniui gavau iš vaikų kuponą atpalaiduojančiam masažui viso kūno. Nesu nė karto buvusi, jokiam masažė niekur net neįsivaizduoju, kas ten. Įsivaizduoju bendrais bruožais, bet ant savęs nesu patyrusi, kaip tai daroma. Tai užsirašiau pirmadienį, moklinsiu į va šitą vat. Į masažo namus. Vilniaus gatvė, man ten patogu. Moklinsiu ten. Reikės. Buvo kaip tik rašiausi pirmadienį, gal jau ir kitą savaitę, bet galvoju, atidėsiu pirmadienį ir užsirašiau pas vyrą. Vat, eisiu, kaip čia pasakyti, nalievą. Eisiu pas vyrą masažuotis. Pagalvojau, iš pradžių manęs ten klausė tą registratorių. Pas vyrą moterį norit masažuotis, aš tai pagalvoju, mano metuose dar rinktis. Koks yra, toks ir bus gerai. Svarbus, aš tik pasakiau, svarbu, kad geras masažuotojas būtų gerai išmasažuotų. Ten ar vyras, ar moteris ten. Jeigu būtų, suprantu, 16-17 metų, dar tokia spaiglė, tai gal ir hihihaha būtų. O dabar svarbu kokybė jau. Jau mano metuose svarbu kokybė. O kas tą kokybę atlieka, tai svarbu gerai atlieka. Tiek, o kai nueisiu, pažiūrėsiu, galėsiu, jeigu spėsiu, tai ką nors tai nufilmuosiu iš tos masažo mokyklų namuose. Kainas pasižiūrėsiu, kaip ten. Mano bus masažas viso kūno atpalaiduojantis. Kažkaip jaudinuos pirmą kartą. Svetimą vyrą eisiu. Ir kur aš topinu, lietui lyjant. Į vaistinę vis dėlto einu pasiimti savo vaistų. Ne vaistų ten, papildų šiandien. Galvoju, biškį pristojo lyt, truputį krapina, praseisiu. Net cukrinė neaptirpsiu. Dar smagu, bet ir gerai, kad išėjau, nes visai ir nešalta, ir kaip ir vėjas aprimo. Suskėčiu, tokių palūželių. Ir numoklinsiu, praseisiu. Įsilijo kaip reikalas. Kokie gražus narcizai. Tikrai gražus. Bet tokių aš neturiu, man tokių dar reikia. Ką pamatau, visko man reikia. Taip lietus įsilijo kaip reikalas. Kol aš čia pabimbinėjau, kol į vaistinę užėjau, paskui žiūrėjau, agurkai dar išparduoda, agurkų nusipirkau. Jogurtą. Žiūrėjau, kad man taip įsilijo, bet nieko. Svarbu, kad vėjo didelio nebūtų. Parėjom namo. Pasižiūrėsim, ką man čia įdėjo dovanų. Gerai būtų dovanų. Va šitas. Siberijos ženšeinis. Pasižiūrėsiu, tikrai
Skaičiau tikrai turėtų, rekomenduoja net ir iš visur su žemų kraujo spaudimu šitą gerti. Tik rytais vakare negert, sakė, taip užsiturbinsi, kad paskui neužmigsi. O čia, kas dabar per dėžė, aš čia. O ja, tau čia burbuliukų kažkokių. Čia žinau, čia. Čia mano zelino rūgšties serumas dėl veido. Galvoju, čia daugiau pridėta, čia visokių bumbuliukų, tokių prikišta. Jo, man pasibaigė, kaip tik pirkau Lenkijoje zelino rūgštį, ten tepalą. Žiūriu, kaip tik akciją pasiėmiau čia. Ta pati kaina. Ir pradėsim rytoj šitą gerti. Nes būna kartais dar susviruoja galva, kai staigesnis judesys, dar kažkaip nerimsta. Bet kai dar nerimsta, tai, nežinau, reikės eiti gydytojo ieškoti. Vis tikiuosi, kad nereikia. Man ten nuėjus į tą polikliniką daug didesnis. Dar visai nukris tas spaudimas. Arba atvirkščiai pakils. Sėdi smakis ir liūdi, lauką negali eiti. Žiūri pro langą, kaip lyja. Kruopą va čia įsitaisius. O smakutis va čia. Noriu papasakoti apie smakutį. Važiavom į šitą kliniką, mes kas 10 dienų važiuojam tikrintis dėl burnytės. Pakol kas neprastėja, bet ir negerėja. Geriam vaistukus, kiekvieną dieną po pusę tabletės. Užmiršau pavadinimą, parašysiu. Ir kažkaip dabar gydytojai išėjo atostogaut, pažiūrėjo kitą gydytoją, kaip ir man pasirodė, kad jiem kaip ir situacija pablogėjo, bet daug dievė, kad čia man tik pasirodė. Nes kažkaip ir negerėja, bet jeigu ir neprastėja, tai nors taip laikosi ant tiek, nes nesinori jam vėl raut dantukus, vėl valyt, jeigu negis, jeigu vėl prasidės tos bėdos, vėl išpurs visos dantenos. Taip nesinori mažiuko kankinti. Dieve, man kiek streso kainuoja tos jų operacijos, aš prieš tai 2 dienas gal nemiegu, paskui kai operacija visa vaikštau purtosi ir paskui kol sugyja, tai man kainuoja ten daugiau nervų, nei jiem patiem nugriausia. Na kad, sėdim vat, snapo niekur nekišam, aš tik praėjau. Dabar taip smarkiai įsilyjo, taip džiaugiuosi, kad kai ėjau, tai dar tiek dar nelyja. Kepu bulvinius blynus, bet tarkuoju su burokinė tarka. Buvo morkos galiukas susitarkavau, bulves va taip. Liko dar 2, bet galbūt mums čia per daug bus. Ir cukinija. Man tokie bulviniai blynai bus. Įmušiu dar kiaušinį, miltų. Gal avižinių įdėsiu ir tokie pas man šiandien sekmadieniniai pietus.
kepiau blynus, pusę kepimo, atruko pas mane svečių vaikai. Tai vat, kad iš tų mano blynų, vat tiek ir beliko. Dariau varškės padažą, tai jogurtas, grietinė, česnakas. Ir blynai tikrai skanus. Tai atvažiavo svečių, tai buvo ne iki filmavimo, reikėjo. Pamaitinau vaikus, pavalgėm mes. Ir buvo skanu. Žinot, ką aš jums pasakysiu, kas pigu, dar nereiškia, kad neskanu. Nusipirkau arbatas po 39 centus. Nu, gerti galima, man patiko skanios. Aišku, jos aromatizuotos yra, bet tikrai skonis man patiko. Patinka va šitą ramunėlių su kriaušėm. Galvojau, pirkau ir galvojau, 39 centai, tai jeigu nepatiks, galim bus išmesti. Bet visai nesiruošiu išmesti, tikrai labai skanios arbatos. Nu, tokie pakeliai, tokie, truputį tokie kolchozinį. Tokie. Bet aromatas, aišku, dirbtinis, bet man patiko, tikrai skanios, tokios, retsykiais galima save palepinti. Bet nėra, kad 39 centai tai bus šūdas. Nu, visai nieko, man patiko. Keliauju į masažą Vilniaus gatve. Per laiko turiu, tai neskubėdama einu. Šiandien diena graži, lietus nebelyja. Sakė, pakvies. Baigiau masažuotis, o jazau, negaliu dar atsigauti. Toks kabinetas, nerodysiu, nes daug. Man dabar reikia apsivilkti, stoviu beveik nuoga. Fantastika, to kai išeisiu papasakosiu. O dabar galiu parodyti. Va toks kabinetas. Labai fainas. Labai atsipalaidavau. Net balsas užkymės, vos neužmigau. Nešdienos iš čia. Einu kaip ne sava. Tokia galva tokia lengva apsvaigus po masažo. Kaip kokį, nežinau, gerokai 100 gramų įkalus. Masažas labai patiko. Žinau, kokia mano pirmi mintis buvo. Pirma mintis jau net liežuvis pinasi iš to laimės. Pirma mintis buvo, o kur aš anksčiau buvau. Pirmutiniai mano žodžiai buvo, va tik tokie. Fantastika, aš tikrai pirmą kartą gyvenime buvau ir labai patenkinta ir labai, karočią, patiko viskas. Ir dar kartą grįšiu. Tikrai nepagailėsiu pinigų dar nueiti tokį gerą dalyką. Vyriškos rankos tokios tvirtos buvo, iš pradžių buvo labai, kaip pasakyti, truputį nepatogu. Kažkaip susigūžiau, kažkaip svetimas vyras čia mane čiupinės. O paskui gydytojas, medikai, ne tokių dar dalykų ten čiupinėja. Tai, bet tokios rankos, šiltos, degančios rankos, jis tiesiog mane masažuoja ir aš jaučiu, kad net ugnim dega jo rankos. Tikrai patiko, labai faina ir jeigu ne vaikai, tikrai nebūčiau žinojus, kad masažas toks geras dalykas. Tai kad dėkui vaikam išstumė mane, nupirko kuponą ir sakė, varyk, pajaus malonumo. Tikrai patiko, labai faina ir atmosfera. Pirmą kartą gyvenime buvau, bet su įspūdžiais didžiuliais išeinu. Dabar eisiu į autobusą, žiūriu, nuo Mindaugo tilto gal ir atvažiuoja mano koks. Dar dėsiu namo. Vėl į tą kasdienybę, iš tos euforijos, pilką buitį.